Sveiki visi, kaip ir žadėjau, grįžtu prieš lemiamas olimpinių žaidynių kovas. Olimpinis krepšinis yra tiesiog įspūdingas, grupių etapas fantastiškas, ketvirtfinaliai, sunku net pasakyti, turbūt antradienis buvo geriausia diena krepšinio sirgaliai, o aš pradedu nuo pusfinalių. Pusfinaliai 2 ketvirtadienį vyks ir pirmasis Vokietija prieš Prancūziją. Dar kartą pasikartos ši akistata, vokiečiai grupėje tiesiog nepaliko šansų prancūzams ir atrodo, kad tos rungtynės buvo tikras šaltas dušas šeimininkams, kurie daugeliu nuostabai sugebėjo ketvirtfinalį eliminuoti Kanadą, kuri buvo viena favoričių mesti iššūkį Jungtinėms Amerikos valstijoms. Tai tikrai ten parodė naują veidą, atrodė Vincentas Collet šiek tiek ir prisitaikęs prie naujos realybės. Rudy Goberas žaidė epizodiškai, bet klausimas, kiek čia buvo Collet sumanimas, kiek Goberas tiesiog negalėjo žaisti dėl traumos, sakė, turėjo mini operaciją, tad neskubėčiau visos šlovės atiduoti Collet. Kita vertus, Vokietija atrodo labai įspūdingai šiose pirmenybėse ir sunku būtų abejoti pasaulio čempionų didybę prieš šeimininkus, kad ir kaip jie gerai atrodė ketvirtfinalyje, bet manau, kad vokiečiai tiesiog bus per greiti. Viktoras Wembanyama taip atrodo žmogus numeris 1, bet perimetro linijoje prancūzai turi tiesiog per daug problemų, kai tuo metu vokiečiai turi Denisą Šrioderį ir turi Francą Wagnerį. Tad mano nuomonė, vokiečiai iškovos užtikrintą pergalę ir žengs į finalą. Antrasis pusfinalis Serbija, Jungtinės Amerikos valstijos, dar viena pasikartojanti kova. Turnyro starte amerikiečiai nepaliko jokių šansų serbams, bet Svetislavas Pešičius jau užuominomis prieš tas rungtynes kalbėjo, kad ne šis mačas mums yra pagrindinis ir atrodė, kad serbai pernelyg nepersistengia laimėti, kadangi jie supranta, kad pagrindinė kova bus atkrintamosiose. Serbai fantastiškai sugrįžo ketvirtfinalyje, panaikino 24 taškų deficitą. Nikola Jokičius parodė, kodėl šiuo metu jis yra geriausias krepšininkas pasaulyje. Kita vertus, amerikiečiai pasiruošime atrodė žymiai neužtikrinčiau, negu jie atrodo turnyre. Olimpinėse žaidynėse iš pradžių Lilyje, po to ir Paryžiuje atrodo, kad amerikiečiai turi nenugalimųjų statusą. LeBronas Jamesas, jeigu dabar kalbame apie Nikolą Jokičių kaip geriausią pasaulio žaidėją, tai LeBronas Jamesas panašu, kad gali tiesiog įtvirtinti savo statusą Paryžiuje kaip geriausio visų laikų krepšininko. Tiesiog neįtikėtina, ką 39 krepšininkas gali išdarinėti stipriausiojo pasaulio rinktinėje, būti jos lyderis šalia didelio žvaigždyno, šalia jau jaunosios kartos. Tad tikrai reikia tik tais mėgautis paskutiniais metais LeBrono Jameso karjeroje, neaišku kiek jų liko, tikrai, kad tai yra paskutinės olimpinės žaidynės, tad manau, kad LeBronas nepaleis to šansų ir taps auksiniu. Ir prognozuoju čia, kad amerikiečiai, nors serbai ir mes didesnį iššūkį negu pirmame mače, bet amerikiečiai užtikrintai susitvarkys su varžovais iš Europos ir iškovos pergalę dviženklę persvarą. Finalinė diena tarp mačo dėl trečios ir finalo bus nemažas valandų tarpas, bet kovoje dėl trečios, mano nuomonė, žais Serbija su Prancūzija. Atrodo, namų faktorius prancūzai eilę metų jau galvoja, kad būtent Paryžiaus olimpinėse žaidynėse jie kovos dėl aukso, jie prieš 3 metus buvo Tokijuje, tad ambicija buvo normali, tačiau tiesiog neužaugo naujų perimetro linijos žaidėjų. Nando De Colono einantis, Evanas Fournier jau labai nestabilus, daug laiko be krepšinio praleido būdamas NBA, o visa kita naujoji karta dar tikrai nepriaugo elitinio lygio. Tuo metu Serbija turi Nikolą Jokičių, turi Bogdaną Bogdanovičių, Aleksą Avramovičius, tokiuose turnyruose atrodo tiesiog fantastiškai ir aš galvoju, kad pagal pajėgumą serbai yra stipresnė komanda, taip galbūt namų faktorius kažkiek ir padės prancūzams, bet Serbiją laikau favoritį ir manau, kad jie būtent pasidabins bronzos medaliais. Tuo metu finalas Vokietija su JAV jau prieš pat turnyrą buvo kalbama, kad tai yra pagrindinės pretendentės dėl aukso, pridedant galbūt kanadiečius ir serbus. Tai normalu, kad matau būtent juos finale. Amerikiečiai žinoma yra favoritai, bet vokiečiai draugiškame susitikime parodė, kad gali mesti iššūkį JAV. Tai yra Gordy Herberto paskutinis rungtynės, paskutinis turnyras, jis jungsis prie Eurolygos, tad ir žaidėjai turės dar papildomą motivaciją treneriui užbaigti viską auksu. Prieš metus jie tapo pasaulio čempionais, įskaudino būtent amerikiečius pusfinalyje, ten turbūt tų metų buvo pats gražiausias susitikimas. Amerikiečiai irgi tą turės omenyje, nors iš tos rinktinės nebedaug žaidėjų ir yra likę, bet mano nuomonė, kad, kaip jau sakiau ne kartą, LeBronas Jamesas, Kevinas Durantas, Stefas Curry, tokie veteranai pasirūpins, kad amerikiečiai iškovotų dar vieną auksą olimpinėse žaidynėse. Nu ką, va, tokia tai ta olimpiada, nepamirškite sekti mano kanalo, komentuokite, prognozuokite, kaip pasibaigs pusfinalio etapas, ketvirtas į finalinis išsidėstys, kadangi šitos olimpinės žaidynės yra tiesiog tikras džiaugsmas krepšinio fanui ir likite sveiki.